Savadį. Vėl stovim savo stoteliai. Gal šiandien nepaliks? Gal šiandien nepaliks. Šiandien tęsiam tą vakarykštę kelionę, Hong Island. Tai tikėsimės, kad bus sklandesnė diena ir atvažiuos mūsų pasimti ir šį kartą nepamirš. Tačiau šiandien matosi, kad diena tikrai bus puikia. Vakar lyjo, tikriausiai Tailando Buda mus gelbėjo vakar. Padėjo dėl oro. Jisai žinojo, kad oras bus... Tai šiandien mums išrašė. Mums reikėjo vakar vėsaus oro į kalną lipant, o šiandien reikia kaitrios saulės. Ir manau, kad turėtų pasisekti. Į naudą mums, jo. Laukim. Hong Island? 2 people? Yes. 2 people. 2 people. This room. 14. 14. Okay. Thank you. Nu, gerai, nepasišiko. Ne. Nepasišiko ir keliaujam mes Toliau. toliau. Pietų laikas. Skaniai pavalgiam. Aha, labai skaniai buvo. Na ir paskutinės stotelės dabar apkeliauti šią teritoriją, kuri yra štai čia. Tai dabar keliausim šitų takų, 600 metrų atstumas. Galbūt pamatysim didžiuosius driežus ir paskui kilsim į kalną pasižiūrėti, kas gero tenai yra. Gerai, pirmyn.
Dar. Dalis įvedam. Šau, kokteiliukai. Sveiki vėl. Štai mes jau palikom viešbutį, keliaujam dabar į naują viešbutį Diamond Cave pavadinimu, kuris randasi Rally. Ir tai labai žymus, gražus paplūdimys. Paskui įvertinsim, apžiūrėsim. O toliau tai ką, kelionės eigoje viską pamatysim. Parodysim. How many people? Two. Two. Okay, let's down. Okay, ma, follow me, ma. Okay. Na štai, nusipirkate bilietus čia į Rally Beach. Perkelia. Ir perkelia. Vienam žmogui 100 batų kainuoja, tai pats susodina ir į laivą. Yeah, okay. Ja. Pasikeitė kažkas. Šitas autobusiukas atvežė mus čia ir mes dabar einame į valtį ir iš tenai plukdys mus į Rally. Nu, to įdomiau. A ne? Nu, aišku, įdomiau. Va, mūsų valtis. O, įlanka kažkokia. Matomai gal, žinai, čia bangų tiek nėra įlipti gal žmonėm. Tikriausiai bangos, dėl to jie pakeitė kryptį, žiūri pagal bangas. Čia atsisėsim, toj pat 15 minučių kelio iki Rally to paplūdimio. Ar nuo čia 15, nuo čia gal 20? Skaičiau, kad 15 minučių pats plaukimas, tai čia visai šalia. Biškai pavažiavam, bet netoli. Neimkite lagaminų, nes kitaip sulūžt nugara padėjėjai. Gal arbatininkų. Jo, arbatininkų tikrai jau tas vargšas padėjėjas. Neša turisto lagaminą. Matau, kad turistas nelabai. Ai, blembu. Mano tapkis. Taip, taip, oi, čia dumbai kokie. Čia atsargiai nepasidariu, čia labai slidu. Na, kaip kelionė Milano? Nu, ekstremali. Ekstremali. Dar kol kas nelabai mes žinom, kur mūsų viešbutis, bet tuoj mes maisim. Žiūrėti reikia. Bet labai gražu čia.
ant paplūdimio žiūrėti kokteiliukų. Galėsim išgerti. Pieno kokteiliukų turėjo omeny Milano. Taip, būtinai tik pieną. Labai rami aplinka. Aha, čia bus žinok mum polis. Resortas. Įdomus takeliai tokie, nei tai gatvės, nei tai tiesiog einam tokiais, atrodo, gyvenamųjų namų mažais kiemeliais. Nėra tokios kaip pagrindinės gatvės, bet labai gražu čia. Žiūrėk, bankomatas, ATM. Pažiūrėsim, kur čia esam. Royal Mart, tai turbūt Na va, ir parduotuvę turim. parduotuvė, bet čia nesavinapas. Ne, savinapas bus, jeigu čia jau tokia parduotuvė yra. Tai viskas, va, ir klinikos netgi yra. Pasirodo, iš dviejų pusių yra, tai dabar į kitą pusę varom paplūdimio. Kurį sugalvosim, ar yra Ten, kur norim, ten. kitą Jo. paplūdimį. Vienoj pusė vienas paplūdimys jūra, kitoj pusė kita jūra paplūdimys. Tai priėjom prie mūsų Diamond Resort Cave Resort. Tai nueisim į receptioną, prisiduosim, eisim į baseiną. Aha, atsigyvinti jau. Nes tikrai reikia, karšta labai. Jo, vėjai jokio. Įdomu, kokia temperatūra jau šiandien. Karšta, Kokie, 3-7 kokie. jo, kažkas to. Va, mum atnešė atsigert. O mūsų namkas 301, 306 pusė. Ir reikės apsiprast kažkaip. Klausimas, kur baseinas dar reikės paklausti. Ten, kur buvo visi. Ten tas, man atrodo, didesnis buvo. O, nice. Po imperatoriaus mūsų patalpų šiek tiek jau mažesnė patalpa čia. Jaukus, turim savo terasą, galėsim čia savo vakarot. Terasa vasara. Terasa vasara, čia yra daug aplinkui namelių. O baseinas yra pas juos vienas, tenai biškį pafilmavau, tai dar daugiau vėliau yra parodysiu. Na ką, einam pasimaudyt? Patai, nu ką, paragausim, kas čia per skanieną. Jo, skanaus. Labai skanu. Milana panašu, kad atrado savo patiekalą. Patai. 3 eurai kainuoja tik tai. Patiekalas, o tikrai sočiai atrodo. Tai čia nereali kaina, to prasme. Galima tikrai pasimėgauti šito dalyko. Dar pakartosim. Labai skanu. O maitinamės prie šio štai pliažo. Jūra slūksa po truputėlį. Labai įdomiai. Paskui vakare vėl užslūkso. Gerėjimas vaizdu ir skanaujam. Radom šitą pavadinimą. Bandom blysti, žiūrėsim kas vidui. Bet Vaizdelis nekoks atrodo. vaizdelis toksai, va, atrodo, kaip matote čia.
Bet pasižiūrėsim. Gal vietinių kokia įdomi vieta. Kažkas artėja link. Čia visai normaliai. Va ta ola. Nang Nai Cave. Taip, adult 200. Čia. Po 6 eurus kainuoja. Nu, biškį daugokai, bet tikėsimės, kad gal kažką įdomaus viduje pamatysime. Dabar kol kas visai gražiai atrodo čia. Čia galime ir alpinizmą daryti, ir šiaip pasimėgauti. O Keisa turi jie tikėjimą, matomai dėl... Jam reikia pasot moterim, tai ateina čia atneša didelį savo vyro daiktą pagamintą ir tikisi, kad Buda sutiks kūdikį. O kokie grybai.
O Dieve. Atakuoja. Že neleidžia praeiti. Pavogė iš paskui. Atiminėja iš tėvo visi iš turistų maistą. Reketuoja. Reketas. Era por dar a